Po 15 metų jogos praktikos supratau 3 dalykus, kurie visiškai pakeitė mano praktiką. Pirmas, kad tikroji joga prasideda ne tada, kai tobulai atlieki pozas, o tada, kai nustoji stengtis ir tiesiog esi. Kai tik pradėjau praktikuoti jogą, man atrodė, kad joga tai kūno lankstumas, gražios pozos ir fizinis tobulumas. Dabar, po 15 metų supratau, kad visa tai tik paviršius. Tikroji joga prasideda tada, kai nustoji stengtis atrodyti gerai ir pradedi jausti savo kūną. Kas lanko mano vedamas jogos praktikas, žino, kad dažnai akcentuoju: pajausk, įsiklausyk į savo kūno pojūčius, neanalizuok jų protu, tik jausk. Kai tavo kvėpavimas sulėtėja, o kūnas juda ne iš ego, o iš ramybės būsenos. Kai kiekvienas judesys tampa meditacija. Kai nebeskubi, o tiesiog esi. Antra įžvalga. Ilgus metus savo asmeninėje praktikoje vengdavau šavasanos. Man atrodė, kad tai laiko švaistimas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai tiesiog poilsis po praktikos. Bet iš tiesų tai pati svarbiausia jogos dalis. Nes tik tada, kai leidžiame kūnui sustoti ir visiškai nurimti, mūsų pasąmonė gali įsisavinti visą patirtį, kurią išgyveno ant kilimėlio. Šavasana moko mus paleisti kontrolę, moko pasitikėti procesu, neanalizuoti jo protu. Būtent tai mums dažnai sunkiausiai sekasi. Gebėjimo tiesiog būti be veikimo, be įtampos. Ir trečias dalykas, kurį supratau po daugelio metų praktikos. Tai, kad ištvermė, kurią lavini kilimėlyje, tampa tavo vidinė stiprybė gyvenime. Kai išmoksti išbūti sudėtingoje pozoje, išmoksti ir išbūti gyvenimo audrose. Reaguoti ramiai, kvėpuoti, išlikti centre. Ir galbūt tai yra pati didžiausia jogos dovana. Nelankstus kūnas, o lanksti sąmonė. Kaip sakė Iyengaras, joga tai kelionė į save, per save, savyje. Ir ši kelionė nesibaigianti.